žinai ką, yra nerealus renginys. Ir tu privalai ten sudalyvauti su manim. Iš tikrųjų ieškančių žmonių sambūris, susitikimas. Jisai vadinasi išskirtinių patyrimų savaitgalis. Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters and brothers. Leave all your love and your lonely behind you. Ką čia dabar skirti? Nu, daug dalykų, tiesą sakant, labai buvo vertingų. Daug aš tokių seminarų lankius ir skaičius daug knygų. Žinios, kurios atrodo iš karto į veiksmą. Ir rezultatai. Tiesiog pratimai. Priminėjau labai daug medžiagos, kur paskaičiau, bet buvo tokių porą, kur tikrai ar pamiršęs, ar praleidęs ir susideda visą visumą ir atrodo, kad baigs. Išsidėliom barjerus, nuėmėm barjerus, pasijudėjom. Buvo super, kad leidai klausytis kaip nori. Mano buvo pirmas seminaras, kur aš gulėjau. Ir buvo labai patogu, nes kažkaip kėdė vis tiek mes nori judėti. Aš ten varčiausi, viską dariau ir man atrodo, man daugiau prie žinių, negu kad jeigu būčiau sėdėjęs. Jau dabar jaučiu, kad integracija ėjo lengviau. Esu buvęs seminaruose ir yra visokių pojūčių, čia buvo toks super. Nepatogumo baimės jausmas visą laiką pas mane yra. Ir aš matau, kad žmonės per tai peržengia ne dėl to, kad jie tiesiog to jausmo neturi, o dėl to, kad jie kitaip išmoksta su tuo dylinti. Tai yra racionaliai, praktiškai spręsti savo problemas, o kartu ir pajausti kūniškai, kas jiems labiausiai tinkama. Aš galvojau, kad aš nebijau svajoti ir kad aš tikrai turiu didelių svajonių. Ir tai yra tiesa, bet turbūt vis tiek iki tam tikro lygio, kai aš galvoju, kad tai yra nerealu, bet viskas yra nerealu. Buvo matosi skirta daug laiko pasirengimui, buvo medžiaga išdėstyta kietai, buvo viskas įdomu, aišku, buvo daug energijos, buvo daug tokios, nežinau, laiko savirefleksijai palikta, buvo daug klausimų auditorijai, buvo auditorija įtraukiama, tai ta žiauriai buvo čiotka. Ir buvo fainiai jausti, kad nekasomi tie, kurie nenori būti kasomi, nes dažnai tas būna per susitikimus tokius problema. Tai nežinau, buvo tokia faina atmosfera, buvo fainas relaksas. Žiūrėjau, faina tas koliažas, kad buvo labai daug skirtingų veiklų, skirtingų patyrimų. Visa visuma buvo vertinga tiesiog. Kiek aš jėgų savo skyriau savęs vystymui iki šiol, tai buvo daugiausia į loginio mąstymo, filosofinio mąstymo, racionalaus mąstymo tobulinimą. O čia turėjau progą patirti, kaip mano kūnas reaguoja į tai, kad aš viską noriu jam liepti, kaip racionaliai išgyventi save. Kvėpavimo pratimai man buvo nerealiai tikrai, manau, kad neturėjau stipresnio išgyvenimo gyvenime. Šiaip gavau prabraujėsę sąmonę. Nieko tai nebuvo mistiško, emocijų ne, bet paskui mintis pradėjo eiti. Aš sugalvojau keletą variantų, kur buvau pastrigęs biškį savo mąstymus. Nubėgau, užsirašiau mobiliaką ten 60 minučių. Apie save ir apie dalykus, kur buvau pastrigęs. Super. Tai pagudrėjau biškį. Suprasti, kad tiesiog tai yra ta reakcija mano kūno, kai jisai žino, kad tu man neduodi nieko pasaulį patirti, tu man liepi viską logiškai suprasti. Tai va, pajutau tuo momentu, kai prasilaužė mano tas toksai bjaurus potyris, sąstingis, kad mano kūnas nori pats kažką išgyventi. $95.
visų 100, ką čia smulkinti. Taip, rimtai visų 100 tikrai apsimoka, būtina varyti ir patirti. Siūlau visiems tikrai, jeigu kitą kartą bus, tai visiems nedvėjojant. Aš rekomenduočiau 80, bet tik todėl, kad jeigu duočiau 100, tai niekas nepatikėtų. Gal tas toks biškai per daug stumimas, tai nuimčiau. Šiaip manau, kad vertės yra 100, bet biškai užmaskuočiau tą vertę. Gudrus vilkas. Ja, nes tikrai noriu, kad ateitų. Kas iš to, kad aš ten rėksiu išsižiojęs ar ten būgnais daužys. Eiktų savo. Tai Geras. čia gal irgi viena iš technikų tavo, jau naudojama, žinai, iš karto. Jo, nepasakyk daugiau, negu gali patikėti. Jo. Nu, žiauriai rekomenduočiau. Tikrai. Labai faina buvo. Tiesiog visi susirenka su intencija, o tas intencijos turėjimas, nu, užduoda tokį žiauriai gerą toną. Visi jaučiasi kaip gentis. Tai labai tas, nu, tiesiog vien ta atmosfera, sambūris. Ir sakau, ir paties, va, tavo Linai, tas indėlis matosi, kad yra gerai apgalvota, yra įdėta daug širdies, yra daug emocijų, įdėta daug tokio, nežinau, visko krūvio savo tokio noro kitiems padėti, pasistumėti. Tai žiauriai ačiū, faina. Tu niekada nebebūsi toks, koks buvai iki šiol. Ir dėl to aš manau, kad tai yra naudinga visiems visada. Tai va. Nu, užteks stabdyti. Tu tikrai žinai, kad kažkur stabdai. Jeigu nežinai, tai nežinodamas stabdai ir ateisi ir išsiliesi. Tikrai važiuosi greičiau, tiksliau kur nori ir paprasčiau. Plius bus labai linksma, aišku. Ja, jeigu nori pamatyti, kaip pokyčiai gali gauti priimtiną formą, malonę, įdomią, tai čia puikus variantas Lietuvoje, net netikėčiau, kad čia vyksta Lietuvoje. Čia galvoju pasikviesti tokį draugelį užsienietį, bet jis nesupranta lietuviškai, tai galvoju, nu, tiem užsieniečiam gerai čia Lietuvoje, jos susimyli, bet jis negali turėti to seminarą. Tai nėra taip gerai. Tai džiaugiuosi, kad tokio lygio seminaras vyksta čia pas mus ir taip paprastai. Ko tu nori iš tenai, tai tą ir pasimsi realiai. Jeigu nori išbandyti visas keistas praktikas, kurios tau atrodo keistas iki šiol, tai tau ten yra vieta. Jeigu nežinai, ką daryti su savo gyvenimu, tau ten taipogi vieta. Jeigu irgi žinai, ką tau daryti, tai ten tau taipogi vieta. Tiesiog, važiuojam. Super, nerealu. Ačiū tau labai. Ačiū tau. Nerimtai. Tai rekomenduočiau šitą nerealių išskirtinių patyrimų savaitgalį, todėl kad organizatoriai tikrai žiauriai gerai pasirengę, jie gerai apgalvoja, ką nori pasakyti, jie įdėja daug širdies, tas jaučiasi, jie atvažiuoja su gera energetika, gerom emocijom, atvažiuoja visa komanda, chebra, draugai nauji su gerom emocijom ir su nusiteikimu kažką daryti gyvenime kitaip. Ir tas va bendras noras paaugti yra, nu, neįtikėtinas potyris. Ir sakau, ir turinys jėga, ir patyrimai jėga, ir, nežinau, aš jėga! Ačiū tau labai. Gerai, Ačiū tau labai.